Antras pinigų srauto pritraukimo dėsnis. Dėkite patiktukus, dalinkitės, komentuokite, atsakysiu jūsų komentarus. Antras dėsnis skambėtų šitaip. Galimybė pritraukti pinigus yra lygi jūsų energijos galimybėms. Verčiu į žmonių kalbą. Išeikite lauką, pažiūrėkite, kokie žmonės jūs supa. Amžinai nelaimingi, nepatenkinti. Jie neturi energijos, neturi jėgos. O tai rodo, kad jie negali pritraukti prie savęs to, kas ne jų nosiai. Kita medalio pusė – žmonės, kurie šneka daug, o faktiškai šneka apie nieką. Tuštukai. Bet jie kažkodėl vis dar turi pinigų. Nes tai, kad jie visada turi pinigų. Tie, kas nelabai akcentuoja problemas, nelabai ciklinis į problemas, visą laiką gauna, visą laiką turi. Faktas yra toks, kad nereikia savęs užgožti. Nes tai yra blokai, kuriuos jūs patys savo pritraukėt. Jeigu pirmam dėsnį aš kalbėjau apie iš kitų gautus blokus, tai čia eina kalba apie jūs pačius. Jūs patys atstumėt nuo savęs labai didelius srautus, nes jeigu jūs neturite vidinės jėgos, jūs ir pinigų negausite. Trečias dėsnis, jeigu šis postas surinks pakankamai pasidalėjimų, komentarų ir taip toliau. Būkite laimingi ir turtingi, sėkmės jums.